Labą dieną, esu Donatas Brikas ir tik neseniai grįžęs iš pačio didžiausio ir pačio masiškiausio renginio Anthony Robbinso atskleisti savo vidinės galias. Pats geriausias dalykas, kurį aš sužinojau ir kurį parsivežiau, kurį pritaikiau savo, tai yra tai, kad mes visi turime ribojančių įsitikinimų. Ir geriausias dalykas, kad mes juos vis dėlto galime sulaužyti. Pavyzdžiui, jeigu jūs norite būti turtingas, jūs šventai to norite, siekiate savo tikslų, bet kažkur pas jūs įsitikinimas yra, kad turtingi žmonės yra sukčiai, tai pas jūs įvyksta vidinis konfliktas. Kad jeigu jūs būsite turtingas, jūs būsite sukčius, o tai prieštarauja jūsų vertybėm. Galbūt pas jūs yra ne tas įsitikinimas, bet pas kiekvieną žmogų yra krūvos įsitikinimų, kurie riboja žmogų, kurie riboja veikti ir siekti savo tikslų iš tiesų, daryti tai, ko jie iš tiesų nori. Ir Anthonys išmokė daug žmonių puikios strategijos, kaip įveikti tos ribojančius įsitikinimus. Aš tai išbandžiau už savęs, man tai pavyko keliems klientams, kurie buvo kartu su manimi Londone. Ir labai noriu pasidalinti tai su Lietuvos žmonėms. Todėl aš kviečiu jūs į 2 valandų webinarą, kuriame aš pasidalinsiu su jumis Anthony Robbinso strategiją, kaip įveikti, kaip sulaužyti, kaip sutrypti tuos vidinius įsitikinimus, kurie jums trukdo veikti. Ir tada jūs galėsite be jokių vidinių įsitikinimų, be jokių ribojimų siekti savo tikslų ir daryti tai, ko iš tiesų norite. Iki susitikimo webinare.